Na, šis pokalbis bus įdomus tiems, kam aktualios ekologinės idėjos, kam rūpi tarša, taršos mažinimas ir visa tai. Šį sekmadienį Kaune esate kviečiami į seminarą pavadinimu "Pirmiausia turime išmokti pasakyti ne", o šį seminarą organizuoja socialinė iniciatyva Kūrybos kampas 360. Su šios iniciatyvos vadovu Giedriumi Buču ir pasikalbėsime. Giedriau, labas rytas. Labas rytas. Pirmiausia, galime daiktus pristatyti, kuriuos turime studijoje, jie tikrai įdomus, mums studijoje pritrūko apšvietimo, tai mes įsijungėme jo papildomai, bet tai yra įdomus šviestuvai, netradiciniai. Taip, tikrai taip, tai yra padaryta iš, sakykime, antrinių žaliavų, matom aliejus skardinę, medžio gabaliukas, arbatos skardinė, taip pat medienos gabaliukas ir tiesiog labai paprastai galima pasidaryti iš, sakykime, jau išmetamų daiktų kažkokius įdomius dalykus savo interjerui. Vazelė, paprastas stiklainis ir uždėta šiuo atveju kojinė brokuota ir turim vazelę arba pieštukinę, ką gali bet koks vaikas tiesiog pasigaminti, pasidaryti ir nereikia pirkti kažkokių tai brangių arba daiktų, taip. Padėkliukas, kurį gali pasigaminti tie žmonės, kurie vyną gurkšnoja. Kurie vyną gurkšnoja arba tiesiog kavinėse galima paprašyti kamštelių, parinks ir pasidarys. Čia yra vazelė padaryta iš buvusios lempos, o ne perdegė lempą, tiesiog išsiema viskas iš vidaus ir pasidaro vazelę, gėliai pamerkti. Tai tikrai daug dalykų mes išmetam ir net nesusimastom, aiškiai, kad išeina iš šiukšlynus į sąvartynus ir šiandien dienai mastas labai didėja žmonių išmetamų šiukšlių į sąvartynus. Žmogus vidutiniškai išmeta 2 kg šiukšlių per dieną, atsiprašau. Ir tai yra labai daug. Ir kas bus po kokių 10, 20, 30 metų, jeigu mes taip toliau gyvensim. Tai ką mes darom, mūsų iniciatyva, mes norim tiesiog kitaip parodyti žmonėm, kad būtina rūšiuoti, būtina perdirbti, turim galvoti apie vartojimą, apie darnų vartojimą, apie jo mažinimą. Tai yra būdai, kaip tai galima padaryti. Ir galbūt jūs galėtumėte pristatyti savo pagrindinę viešnią, kuri atvyksta į jūsų seminarą. Pirmiausia, turime išmokti pasakyti ne. Kas ši viešnia? Ji yra garsiai Jungtinių Amerikos valstijų rašytoja, ekologė. Jinai yra prancūzė, gyvenanti Jungtinėse Amerikos valstijose ir yra Zero Waste ekspertė arba Zero Waste gyvenimo būdo pradininkė. Zero Waste, jeigu taip išversti lietuvių kalbą, tai būtų jokio švaistimo ir atliekų. Tai jinai atvažiuos ir papasakos, pasidalins savo patirtim, kaip jinai gyvena su savo šeima. Jinai turi tokį nedidelį stiklainiuką, kurį vežiojasi ir sako, tai yra jos šeimos visų metų šiukšlės, kurias jinai sukaupė. Tai yra tikrai nedaug. Be abejo, daug rūšiuoja, daug organikos susitvarko, bet jinai labai propaguoja daiktus, tai yra patį gyvenimo būdą, pirkimą daiktų, kurie, kaip jinai sako, yra be barkodų. Tai tiesiog tai yra sveriamos prekės, daiktai nenauji, keičiasi su žmonėm, dalinasi. Tiesiog tai yra, jinai taip gyvena dabar. Ir gyvena pakankamai kokybišką gyvenimą, tai nėra kažkoks, atrodo, kad jeigu naudoju senus daiktus panaudotus, tai turiu gyventi nekokybiškai. Ne, jinai gyvena kokybiškai, jinai tiesiog saugo aplinką ir saugo mūsų resursus. Jinai to savo pavyzdžių nori parodyti, kad tikrai mes galim visi taip gyventi. Galbūt taip, tai yra kraštutinumas kitą kartą, kad visiškai jau gyventi tokį gyvenimo būdą, bet tai yra kaip signalas, kad tai yra įmanoma. Ir ta jūsų minėtojų viešnia, Bea Johnson, jinai teigia, kad jeigu mes norime sumažinti atliekų kiekį savo namuose, ir aišku visur aplink, mes pirmiausia turėtumėm atsisakyti visų dalykų, kurie mums yra siūlomi nemokamai. Lankstinukai, produktų mėginėliai, plastikiniai maišeliai. Tai yra daiktai, kuriuos mes lyg ir maloniai priimame, nes galvojame, kad štai jie uždyka ir jie tokie bus naudingi, bet galiausiai jie vis vien arba dūla namuose, arba mes juos išmetam. Taip, tikrai taip, tai visi tie nemokami dalykai, reikia susimastyti, juos imti ar neimti, tai yra ar juos vartoti ar ne, nes nuo vartojimo viskas ir prasideda. Jeigu mes vartojam, tai pasiūla visą laiką bus.
Bet jeigu mes pradėsim galvoti apie tai, ką mes vartojam, ką mes perkam, kiek mes perkam, ką mes išmetam, dažniau pagalvoti apie tai, tai tikrai turėtumėm švaresnę aplinką, turėtumėm švaresnį pasaulį. Ir mūsų iniciatyvos toksai kaip ir šūkis, mes sakom, kad susimastykime, kokią planetą paliksim ateities kartom. Nes tai yra svarbiausias dalykas. Šiandien dienai mes gyvename, mes džiaugiamės tuo, kad turim, bet visai nesusimastom, ką mes paliksim savo vaikams, paliksim savo anūkams. Tai ta visa idėja, tos iniciatyvos man tiesiog, kažkaip sakau, kilo grinai iš pragmatiškų paskatų. Tai yra, aš pradėjau galvoti apie savo vaikus, apie savo anūkus, o ką aš jiem paliksiu, ar aš galiu ką nors pakeisti ir padaryti kažką tokio, kad jie galėtų gyventi geriau. Taip ir atsirado ta iniciatyva. Ir mes dar kartą priminsime, kad Kaune sekmadienį 10:30 konferencija pirmiausia turime išmokti pasakyti ne, mes vieną pranešėjų aptarėme, kaip dar atrodys šis seminaras. Seminaro metu dar pristatysime mes savo projektą, pakalbėsime apie tą antrinį dizainą, kaip galima tokius daiktus pasidaryti ir kodėl juos verta daryti. Bus KTU aplinkos inžinerijos institutas, kalbės apie darnos žiedą, tai yra apie ekodizainą, apie žiedinę ekonomiką. Pakuočių atliekos, tai aptars pakuočių tvarkymo organizacija, kaip tai tvarkosi, kaip tai darosi. Tiesiog žmonėms bus daugiau pasakoma apie visą tvarkymą. Tvarkai, jeigu žmonės norės daugiau informacijos, kur jie gali rasti? Ją galės rasti mūsų Facebook'o paskyroje, tai yra Kūrybos kampas 360. Mes ten turim sukūrę renginį, kur galės viską perskaityti. Ačiū už šią informaciją, būkime ekologiški, o jūs, mėly žiūrovai, kviečiu likti drauge.